Sveiki, čia Greičio linija. Šiandien laidoje žurnalistas ir lenktynininkas Tomas Markelevičius. Tomas Markelevičius, Lietuvos automobilių slalomo čempionas FVD ir AVD klasėse ir Lietuvos automobilių sporto meistras. Pokalbį pradedame nuo pačių pradžių. Nuo momento, kai greitis tapo ne tik pomėgiu, bet ir svarbia gyvenimo dalimi. Sugrįšime į laikus, kai viskas dar buvo tik svajonė. Pirmieji bandymai, pirmos klaidos ir pirmieji adrenalino kupini momentai. Turbūt reikėtų grįžti į 2009-10 metus, kai tiesiai po mokyklos po 12 klasių atėjau dirbti Aukštaitijos televiziją Panevėžyje. Ir ten jau dirbo visiems puikiai žinomas irgi autosporto tiek lenktynininkas, tiek operatorius Tomas Žekonis. Tai Tomas Žekonis Aukštaitijos televizijoje turėjo laidą Greičio linija. Aš tada atėjau į televiziją visiškai nesidomėdamas automobilių sportu ir tiesiog atėjau į naujienų tarnybą, į žinių tarnybą dirbti kaip reporteris. Na ir kažkaip laikui bėgant su Tomu Žekoniu pradėjau važinėti ralio varžybas. Iš pradžių tiesiog važiuodavau šiaip sau, arba važiuodavau jam padėti, kalbint sportininkus, daryti interviu. Tačiau tuose tarpuose tarp interviu, kol Tomas filmuodavo trasuose, aš tiesiog neturėdavau ką veikti. Ir nusprendžiau, kad gal man visai reikėtų pasiskolinti iš brolio fotoaparatą ir pabandyti tas varžybas tuo metu, kol Tomas filmuoja, pasifotografuoti. Tai va iš to kažkaip tai gimė tas autosporto fotografavimas. Aišku, dabar, kai atsidarai tą archyvą 10 metų nuotraukų, pasižiūri, kaip ten tada aš supratau tą fotografavimą ir tą photoshopinimą, tai ten Laucius pirštais užbadytų pamatęs, nors ir dabar pastabų jis turi. Tai va, tai iš esmės būtent tada prasidėjo tokia labiau žurnalistinė veikla, į tą pusę jau link sakykime, ko dabar mes einam. Ir lygiai grečiai prasidėjo mano pomėgis automobiliam kaip vairuotojai, nes atėjus dirbti į Aukštaitijos televiziją, tuometinis kolektyvas turėjo tradiciją kasmet dalyvauti žurnalistų raliuose. Ir aš iki tol apie pres ralį nesu girdėjęs, nebuvau nieko girdėjęs ir nusprendžiau, kad būtų visai smagu pavažiuoti. Tomas prisimena savo pirmąjį startą žurnalistų ralyje. Ne tik patį faktą, bet ir tą jausmą lydėjusi prieš stojant prie starto linijos. Su kokiu automobiliu viskas prasidėjo? Ar tai buvo pasirinkimas iš širdies, ar tiesiog tai, kas tuo metu buvo po ranka? Tai tam buvo nupirktas automobilis Fiat Uno 1 litro 27 berods kilovatų ar 35 kilovatų litrinis apie nieką automobilis, su apie nieką padangom, su apie nieką supratimu visiškai apie važiavimą pres ralyje, kažkokiuose tokiuose lenktynėse, bet kažkaip taip gimė idėja, kad mano ir tuometinio kito operatorius Tado Martinaičio ekipažas susėdo į vieną automobilį ir mes pradėjom važiuoti pres ralyje. Suvažiavom 1 metus, suvažiavom su to Fiatu 2 metus, pavyko netgi gal ir Taurytę 1.6 klasį kažkokiu būdu tai užgriebti kažkuriais metais to Fiatu ir tada perėjom prie Mitsubishi Coltą. Ir būtent nuo to momento, kai mes įsigijom su Tadu Mitsubishi Coltą, mano patį pirmąjį, tokį seną, nudėvėtą irgi apie nieką automobilį, prasidėjo man toks labiau pomėgis link automobilių sporto. Tuo metu kažkaip labai didelių tokių hobių neturėjau ir būtent tas automobilių sportas kažkaip taip ir užkabino, tie slalomai, ir pradėjau važiuoti įvairius slalomus. Mėgėjiškus, kas vyksta aplink Panevėžį, kažkur ten toliau labai nevažiuodavau, su padangom supratimu ten jokio irgi nebūdavo didelio, nes tiesiog naudodavau tai, ką tėvas garaže turėdavo nereikalingo, ten dvitokias, kai dabar prisimeni pačią autosporto pradžią, tai supranti, kokį kelią pats nuėjau, be niekieno patarimų, be kažkokių tai didelių, sakykime, pamokymų iki to laiko, kol rimčiau į tą sportą pradėjau žiūrėti. Tai po to Mitsubishi Colto vieno buvo dar vienas Mitsubishi Coltas ir mes kasmet vis važiuodavom žurnalistų raliuose. Ir vienais metais kažkaip su Roku Lipeikiu, daugkartiniu Lietuvos ralio čempionu, teko pabendrauti jo padangų parduotuviai egzotikoje ir jis man sako, tai su kokiom padangom važiuojat? Sakau, tai su, nežinau, su kažkokiom, su žieminiam, gal net nežinau. Tai Rokas man tada parūpino komplektą padangų
Dabar, kaip šiai dienai atsimenu net pavadinimą, Marangoni Zeta linėja. Ten buvo kažkokios eglutės formos, tokios piktesnės padangos. Tai va, tai jau tada supratau, kad tas automobilis ne visada slysta, kuris nori, tiesiog, jau tada visai kitaip gali elgtis su juo prie vairo. Ir aš pradėjau tada važiuoti jau šiek tiek suprasdamas apie tai, ką reiškia padangos. Tada atsirado ir sportinis vairas, tada atsirado ir sportinė sėdynė, diržai, atsirado ta teisinga sėdėsena. Ir laikui bėgant kažkaip susibendravom su Egidijum Česneliu iš automobilių sporto klubo E-Crossas, už kurį ilgus metus irgi lenktyniavau. Ir Egidijus pradėjo šiek tiek taip rūpintis mano tuo visų lenktyniavimu. Aišku, dar buvo prieš tai ir mechanikas Gediminas Bausys, kuris būtent šitą mano čia matomą koltą pradėjo burti, jį subūrė. Paleido į lenktynės ir būtent Egidijus paskui tą koltą perėmė, tobulino ir dabar mes turim čia čempionską mašiną, kai mano žmona 4 kartus moterų klasės čempionė Lietuvoje su šitą mašiną, aš 1 kartą su šitą mašiną. Tai va, tai tikrai čempionskas koltas ir, ar po to dar vieną, kurį nors turėsiu, nežinau, bet šitas tikrai man sentimentai ir visada smagu važiuojant gatvę pamatyti pas Egidijų servizą stovintį savo koltą. Aš tapau tuo turbūt, kad pirmuoju ir paskutiniu, kuris tik iš slalomo, iš vienintelę discipliną čempionate važiavusio sportininko tapo sporto meistru Lietuvos. Tai darbo buvo įdėta nemažai, 8 metai lenktynių. Natūraliai pokalbis persikėlė ir už trasos ribų, kur Tomas gyvena visai kitą, tačiau nemažiau intensyvų gyvenimą. Tai tas naujas mano hobis atsirado jau anksčiau, nes aš jau prieš kokius gal turbūt 6-7 metus esu nupirkęs ant tokią Audi S6 C4 kėbulė 428 su savadarbiais saugos lankais, su visokiom ten modifikacijom ir tas automobilis jis niekada nebuvo krosinis. Bet mes nusprendėm jį panaudoti pačiam mėgėjiškiausiam krosui. Tai pradėjau važinėti įvairias sezono uždarimo varžybas pas organizatorius, kur daro 1 kartą per metus tokį sezono vakarėlį. Išlįsdavau žiemą į trekus ant ledo su Rocket padangom, su savadarbių dyglių padangom. Netgi ir Kuršėnų autodromą dar esu aš ją išsivežęs pavažiuoti kažkokiose slalomo lenktynėse, nors ta barža 2 tonų ten nevaldoma. Bet tiesiog smaginausi to automobiliu, kol galų gale kažkaip atėjo mintis, kad visai būtų smagu suvažiuoti tokioj lygoj, pačioj toj mėgėjiškiausioj, vadinamam tam bulių krose. Tai pernai tapau Open klasės tos lygos nugalėtojų. Aišku, tai nėra čempionatas, tai yra tokios mėgėjiškos varžybos, pati pradžia, bet iš tos pradžios dažniausiai žmonės, kaip mes iš E-Crossų klubo patirties galim tikrai patvirtinti ir įsitikinom, kad iš tų žemiausių lygų, kuriuose žmonės pigiausių biudžetų, su mažiausiam išlaidom pasibando, ar jam ta disciplina tinka, labai greitai daug iš jų išeina į aukštesnės lygas ir kažkada atsiduria jau tuose čempionatiniuose reikaluose, čempionatinėse kovose ir ne vienas sportininkas yra iš tų žemiausių bėgėjiškų lygų užaugęs į čempionatą ir netgi iki čempionų. Tai pernai sezoną turėjau tokį, tikrai labai smagu buvo su tuo automobiliu, su tuo Audi kelti viršų sezono galėtą nugalėtojo taurę. Šiemet sezono planuose šiek tiek, ko gero, atsiras pauzė. Pauzė todėl, kad su koltu lenktyniaut kaip ir būtų gal smagu, bet reikia jį dar daryti konkurencingesniu, nes pagal tai, kokie dabar automobiliai važiuoja, mes jį dar turėtume įdėti, reikia pačiam daugiau važiuoti, nes jeigu pradžiai, kaip aš minėjau, karjeros pradžioje aš važiuodavau labai daug ir viską ir kiekvieną savaitgalį ir į tolimiausius Lietuvos taškus jau pradėjau važiuoti, kad tik tai sukt kuo daugiau sportinių kilometrų, tai paskutinius keletą metų aš tiesiog iš tos inercijos tiesiog lenktyniavau tik tai slalomo čempionato etapuose, be kažkokių didelių papildomų varžybų, vieną kitą slalomą įveikiant Gustonių trasoj prie Panevėžio pas Lada Sport organizatorių Dalių Draugelį. Tai kadangi neturiu fiziškai tiek laiko, kad lavinti nuolat įgūdžius su šitą mašiną, tai aš nusprendžiau slalome daryti pertrauką. Važiuosim vieną, galbūt kitą etapą, kuris man tiks pagal kitą mano užimtumą, o Rūtai pagal nuotaiką. Tai kažkam atvažiuosim, sakau, sezono metu gal taškų situacijos pajaukti lenteliai, kažkur intrigos įnešti, kad kažkam per lengva nebūtų. Tai žinokit, mes dar į slalomą išlėksim, nors ne visiem etapam, bet epizodiškai kažkur mus matysit. Su autokrosu, su ta mano žemiausia lyga turėjau minčių gamintis kitą automobilį, nes pernai po to čempioniško etapo, po čempioniško sezono, paskutinėme etape, kuriame jau buvau užsitikrinęs čempiono titulą ir nieks ten, ne čempiono, nugalėtojo titulą, nieks ten man nieko nebelėmė.
ten turėjau gerą avariją, priekis, galas, šonai, viskas sudaužyta, nusprendžiau gamintis naują automobilį, bet naujo automobilio mes pasigaminti nespėsim, todėl bandom kelt senąjį su Egidijaus pagalba iš autoservizo 222E, iš Ekroso komandos, būtent gal Egidijus apsims tą mano Audi sudaužytąją seną šiek tiek prikelt, pagražint, patvarkyti, padaryti, kad ten važiuotų ir galbūt važiuosim ir šį sezoną. Kiek daug varžybų irgi važiuoti pavyks, nežinau, nes šiemet tokį labai ambicingą projektą turiu darbinė prasme, tai bandysim parodyti lietuvių pasirodymą Rallycrosso varžybose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos bendras čempionatas. Tai va, turim tokį susitarimą su Rallycrosso bendruomenė, kad aš būsiu ten kaip tas reporteris, kuris duos naujienas iš tolimiausių taškų, kad visi, kas domisi Rallycrossu ir seka naujienas, matytų ir lietuvius, o ne tik tai latvius, nes dabar kažkaip dėmesys to bendro latviško čempionato daugiau yra nukreiptas į Latviją, tai mes pasistengsim tą problemą šitoje vietoje patvarkyti ir būtent dėl to aš 8 etapus per sezoną turėsiu grynai darbinius. Žurnalistika čia užima svarbią vietą. Tai dar viena aistra leidžianti išlikti arti veiksmo net ir tuo met, kai pats nevairuoji. Kalbamės apie darbo užkulisius, tempą, atsakomybę ir momentus, kurių žiūrovas dažniausiai nepastebi. Kas liečia tą mano antrą tokią liniją, ne kaip sportininko, kaip žurnalisto, tai kaip minėjau pokalbio pradžiai, kai su Tomu Žekoniu pradėjome važinėti po ralius, aš ten fotografuodavau. Filmuodavo Tomas, aš fotografuodavau. Vėliau aš nusprendžiau, kad reikia gal ir aprašyti tų varžybų rezultatus, nes jeigu jau yra nuotraukų, jas reikia kažkaip realizuoti. Tai tų nuotraukų realizacija vykdavo per tokią rubriką, kadaise Delfi pilietis, tiesiog siūsdavo į Delfi piliečio rubriką, Delfi susidėdavo, ir po kiek laiko gavau pasiūlymą iš 15 minučių iš Gazo rubrikos dirbti Gazo rubrikoje. Taigi 15 minučių dirbu iki šiol, tiesa mano ten yra pasikeitęs darbo pobūdis, aš ten dabar esu kriminalų rubrikoje, teisėsaugos aktualijose ir autosportas likęs tokių mano, sakykime, hobių, bet ne darbų. Bet ir tas mano hobis laikui bėgant irgi transformavosi. Transformavosi į tai, kad aš nusprendžiau prieš dabar jau daugiau negu 2 metai sukurti savo YouTube kanalą. Ir kadangi labai daug varžybų aš važiuoju arba dalyvauti, arba žiūrėti, kažkaip atsirado noras parodyti visą tą vidinę virtuvę, ko galbūt nemato žiūrovas, kas galbūt nesimato tiesiog žiūrint varžybas trasoje, to insaido kažkokio tokio. Ir aš pradėjau su savo GoPro rankinę kamerytę tiesiog visur daryti tokį videoblogą, grinai visiškai paprasto videoblogo stiliaus, be didelių montažų. Ir tas kanalas gyvuoja jau 2 metai, turiu virš 3 milijonų peržiūrų. Labai džiugu, kad Lietuvos automobilių sporto federacija ir bendruomenė nubalsavo, kad 2 metus iš eilės mano kanalas yra pripažintas Lietuvos metų autosporto YouTube kanalu, žiniasklaidos priemonė. Tai jeigu Tomas Žekonis su šita nauja ir labai teisinga ir gera laida manęs 2026 sezone nenukonkuruos, tai man bus labai keista, nes žiūrėdamas šią laidą, kurioje dabar ir pats turiu teisę ir galimybę pakalbėti, tikrai labai smagu, kad tokia laida kaip Tomas Žekonis atsirado, tai sveikinimai ir Lasfui, ir Tomui Žekoniui, kad rado tą tokį kompromisą, kaip parodyti visą sportą. Tai manau, kad aš kaip toliau filmavau, taip ir filmuosiu, bet manau, kad jeigu irgi vėl metų gale bus nominacija rinkimuose metų autosporto medijos kanalo, tai aš savo balsą paspausiu už Tomo Žekonio projektą. Tai va toks mano tas medija kelias, tai irgi šiemet filmuoju, turiu GoPro kamerytę, visur važiuosim, dirbsim, jau turim su organizatoriais nemažai susitarimų, kur aš būsiu reikalingas, pas kuriuos dar ir kitose rolėse, tai aš, kaip žinot, ir komentuoju autokroso varžybas, fotografuoju kai kurias varžybas, tai vat kokią funkciją be atlikinėčiau ten trasoje, visada prie manęs yra kamerytė, su kuria aš visada noriu parodyti jums ir visiems kitiems, kaip atrodo tas sportas iš vidaus, ko ten nesimato, su kuo jis valgomas, kaip jis kvepia, kaip jis atrodo, tai va tai. Iš tikrųjų, man laisvalaikis apart automobilių sporto nėra dar papildytas dar kažkokia, sakykime, veikla, kuri būtų labiau kaip hobis. Aš tiesiog, jeigu aš turiu laiko, nes čia klausimas ne ką aš veiksiu, bet jeigu aš turėsiu laiko, nes net ir dabar atsidarę savo telefoną esantį varžybų kalendorių, aš galėčiau pasižiūrėti ir dabar tikrai puikiai prisimenu, kad dar joninių savaitgalis yra laisvas, pilnas laisvas. Ir dar laisvas yra nuo spalio 17 ar kažkurios visi savaitgaliai. Įsivaizduokit, dabar mes kalbamės balandžio vidury. Iki joninių 1 arba 2 dienos visada užimtos savaitgaliais, po
Joninių, po Joninių iki sezono pabaigos irgi 1-2 dienos visada užimtos. Tai va tokie užimtumai, apie papildomus kažkokius hobius labai didelių net ir pamanimų neturiu, dar darbinių šiek tiek turiu papildomų veiklų, naktimis filmuojam laidą Farai su policija, tai dar naktį išnaudoti irgi galima kaip kažką veikti. O daugiau ne, jeigu galiu rasti savo laiko pailsėti, tai aš su mielu noru pasilsėsiu, pasižiūrėsiu kažkokį video, filmą, dar kažką, bet kaip pavyzdys, kur nors važiuoti meškerį užmest, nežinau. Gal irgi poilsis, bet ten irgi reikalauja įrangos ir technikos. Tai geriau ramiai namie arba su draugų kompanija. Pokalbio metu paliečiame ir vieną įdomesnių aspektų, kaip iš tikrųjų dėliojamas varžybų kalendorius. Ar tokioje dinamiškoje aplinkoje lieka vietos individualiems poreikiams? Ar organizatoriai kada nors derina datas prie jo užimtumo, ar vis dėlto dažniau tenka prisitaikyti prie jau sudėlioto grafiko? Būna, kai kada organizatoriai skambina man ir sako, Tomai, žiūrėk, tą dieną planuotume varžybas, savaitgalis iš 2 dienų mes planuotume varžybas. Koks užimtumas? Sakau, žiūrėk, šeštadienį negaliu. Tada mes darom varžybas sekmadienį. Tai kartais net ir pagal tai pasiderina organizatorius, ar jis gaus komentatorių, ar jis gaus operatorių, ar jis gaus vedėją renginio. Tai jeigu pasiderinti su manim datą, aš toksai labai jaučiausi pagerbtas. Tai nežinau, matysim, reiks žiūrėti 2027 kalendorių ir žiūrėti, kas dėliojasi tą savaitgalių eilutės. Vėliau pokalbis pasisuka į kiek netikėtą, bet labai įdomią pusę. Bandom jo gyvenimą palyginti su filmu. Koks tai būtų filmas? Greitas, įtampos kupinas veiksmo siužetas, o gal istorija su netikėtais posūkiais, kur svarbiausia ne finišas, o pats kelias? Koks filmas apibūdintų mano gyvenimą? Šiaip yra vienas labai įdomus filmas, kuris, sakykime, apibūdintų galbūt kažkuria dalį mano gyvenimą, tai yra Nakties klajūnas, Nightcrawler vadinamas filmas. Ten yra apie žurnalistą, reporterį, kuris važinėja iš paskos policijos pareigūnų, fiksuoja eismo įvykius, tada kažkokiu būdu jis ten klauso policijos radijo ryšį, reaguoja įvykius ten anksčiau už policiją. Tada atsiranda jų konkurentai, jis tos konkurentus nukilina. Ta prasme, mano istorija gyvenimo nei kitie, kiek tam filme viskas baigėsi, bet kai žiūrėjau tą filmą, tokiu momentu pagavau save, man mąstanti, kad iš tikrųjų labai artima darbo specifikos, ta ne autosportinė prasme. Autosportinė prasme, aš net nežinau, iš esmės labai daug filmų apie autosportą nėra sukurta, tai turbūt, kad aš negalėčiau prilyginti savo sportinio kelio kažkokiam filmui, bet kas liečia tą tokį gyvenimo, darbo kelią, tai Nakties klajūnas yra tikrai geras, jeigu nematėt, pažiūrėkit. Prieš tai Tomo kelyje buvo ir visai kita sporto pusė. Darbas futbolo komandoje, kitoks ritmas, kitokia aplinka, kas nulėmė, kad būtent varikliai, greitis ir trasa galiausiai ėmė viršų. Ne, tai futbolo klube aš dirbu. Čia irgi geras, kad labai trumpas interpas buvo, kad aš Lietuvos čempionų klube tuometinėme FK Ekranas dirbau spaudos atstovu. Turbūt, kad 2 sezonus. Tai bet spaudos atstovo darbas nėra vaikytis kamuolį. Tai dirbau irgi su fotoaparatu, su mikrofonu. Įdomu, nesakau, kad tikrai buvo įdomi ir gera patirtis su savo miesto čempionų komanda. Naujų dalykų kažkokių pasimokyti. Labai gerą kolegą turėjau, Arūną, kuris, tarp kitko, paskutiniu metu po futbolo irgi išėjo į autosportą. Tai yra Arūnas Kisėlius, Benedikto Vanago komandos videografas. Tai Arūnas irgi iš futbolo, iš ekrano išėjo į sportą. Tai yra tarp to futbolo ir sporto kažkas bendro tiek pas mane, tiek pas kitus kolegas. Bet tai pilna apimtim futbole savo karjeros aš neįsivaizduoju. Autosportas yra labai tokia specifiška ir labai įdomi disciplina ir susidedanti iš daug įvairių, nes, jeigu pavyzdys, sakykime, futbolas, tai jis yra futbolas, amerikietiškas futbolas, salės futbolas, gal koks nors dar papildymio. Jeigu krepšinis, tai vyrų, moterų arba 3-ant-3, o autosportas tai yra ralis, žiedas, driftas, dragas, slalomas, bekelė, kas tik nori, rallycrossai, autocrossai. Tai ta tokia autocrosso visa plotmė, kad ten yra jame labai daug ką veikti ir skirtingų dalykų ką veikti. Būtent kažkodėl man ir patinka, nes vieną dieną tu gali būti slalome, pats važiuoti, kitą dieną tu jau gali atsidurti kitam Lietuvos gale ir kokį rallycrossą filmuoti. Tai sakau, man tas autosportas dėl to taip ir nenusibosta ir kažkokio kito hobio net ir nepagalvočiau, kas būtų įdomiau ir ką aš galėčiau pasirinkti vietoj autosportą, nes man yra čia pakankamai įdomu tiek dalyvauti kaip vairuotojui, tiek dalyvauti kaip medija žmogui, tiek būti kaip fanui, kaip žiūrovui.
Tai va, tai o futbole aš save, kur įsivaizduočiau su tokiu pilvu, tai turbūt, kad tikrai nei gynėja, nei vartininko, nei puolėjo pozicijai. Tai va, tai autosportas smagiau, nes čia nereikia tiek pilvo reikalų prižiūrėti. Dar vienas netikėtas kampas trumpai apie krepšinį. Randa tam laiko, ar seka rungtynės, ar turi savo mėgstamą komandą. Įdomu? Žinokit, krepšinis tai ne mano sritis, žinau, kad daug kas žiūri, daug kam patinka, bet aš net savo videkų grafiką stengiuosi išleisdamas, publikuodamas YouTube'į taikyti pagal tai, kada žaidžia Žalgiris. Nes jeigu įdėsi videką, kada žaidžia Žalgiris, tai sudeginsi videką ir ten jį sužiūrės per savaitę galbūt ta auditorija, o jeigu įdėsi tada, kada nežaidžia Žalgiris, tai sužiūrės iš karto normalų skaičius atitinkamą žmonių. Tai vat, su viso pagarba Žalgiriui, nors irgi nežinau viso žaidėjų playlisto apart Francisko, tai va, bet taip, klubas yra legendinis ir čia jau apie Žalgirį nei pusę blogą žodžio pasakyti negaliu. Tarp kitko, 99 ar kuriais Žalgiris, kai laimėjo Eurolygą, sėdėjau vaikams būdams prie teliką ir žiūrėjau tas varžybas. Tai va, irgi šiek tiek turiu Žalgirio sielas. Toliau kalba pakrypo į svajones ir įkvėpimus. Apie varžybas, kurias jis norėtų pamatyti gyvai, trasas turinčią savitą aurą ir tai, kas jį įkvėpia ne tik kaip sportininką, bet ir kaip žiūrovą. Jo, iš tokių svajonių, sakykime, kas dar būtų labai įdomu, tai esu buvęs ir Dakare, 2 kartus su Vaidotu Žala dar kai vyko Pietų Amerikoje. VRC raliuose esu buvęs, bet kur dar norėčiau pabūti, tai norėčiau pamatyti NASCARą. Formulė 1 jo, galbūt būtų irgi įdomu, irgi nesu formulės matęs gyvai, irgi galbūt vienas iš tokių planų kažkada nuvažiuoti, bet gyvai labai norėčiau pamatyti Amerikoje NASCARą, kažkurioje to iš tų kultinių trasų, nes man tas NASCARas visada nuo tų kompiuterinių žaidimų, nuo tų antrų PlayStation, atrodė, kad ten wow, ten kažkas tokio. Tos taisyklės yra ten kažkokios kitokios, šiek tiek ten ne viskas ten yra konkrečiai apie tą vienvažiavimą ratų ovalų, ten įdomus dalykai. Iš tikrųjų, tai NASCARas galbūt būtų ta tokia top svajonė, nulėkti į Ameriką, pažiūrėti NASCARą, suvalgyti skanų mėsainį kur nors Teksase ir važiuoti namo. Ir žinoma, pokalbį užbaigėme lengvesnę natą. Vienas linksmiausias nutikimas iš varžybų, atskleidžiantis kitą žmogiškąją pusę. Vieną gerą nuotykį atsimenu iš žurnalisto karjeros, kai dar buvau toksai tik pradedantis ir važinėjantis su Tomu Žekoniu į tuos ralius, kur Tomas važiuodavo filmuoti, aš kaip minėjau, važiuodavau tik tai palaikyti mikrofoną, tam užduoti kažkokį klausimą ir pabūti reporteriu. Ir mes atsimenu su Tomu Žekoniu, čia buvo topas, čia buvo kultinis klausimas mano kaip jauno žurnalisto, tokio dar nebaisiai įgūdusio. Mes tada dalyvių zonoje kažkuriame ralyje, aš neatsimenu, ar tai buvo Lietuva ar Latvija, bet atėjom su Tomu Žekoniu pas Janį Vorobjovą, žymų daugkartinį čempioną lenktynininką, ir aš rusiškai nekalbu. Latviškai irgi. Sakau, Tomas sako, reikia paklausti Janio, kaip trasa, kaip varžovai, kaip varžybos. Aš paklausiu Janio ir Tomas man pasufleravo klausimą, kak gonki. Janis atsakė į tą klausimą, iš to atsakymo, kak gonki, ką jis man atsakė, nesupratau, ten Tomas paskui išsivertė. Tada Tomas man beldžia šoną, klausk, kak sapiernikį, kaip varžovai. Gerai, mes paklausėm tokio klausimą, Janis irgi kažkokį atsakymą pasakė. Ir Tomas man vėl beda į šoną, sako, kak trasa. Aš nenugirdau ir aš išgirdau, kak trusai. Ir aš, kadangi nežinojau, ką reiškia trusai, aš paklausiu Janį, o kak trusai. Tai Janis labai liko nesupratęs šitą mano klausimą, sako, čia trusai? Tomas man nugarą muša trasa, netrusai. Tai va, tai Janis papasakojo apie tą trasą, bet paskui dar ilgai jau susitikęs mane juokdavai savo trusai, sako. Tai va, tai toks perliukas iš tų dienų, kai dar buvom jauni tik pradedantis ir dar visas savo klaidas turėjom susirinkti patys. Tai va, tokia čia viena įdomesnė iš jų buvo. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kito karto.